Sveikinam. Naujat atvykusį. Молодец. Atnešit. Nu ir kad pasidžiaugtum. Nu taip. Хорошо. Neskaitysi jau, pasiskaitysit pačiais. Šeima. Mamos nebūtų šventės. Bet jau. O čia mamos jaučiu. Visai kažkaip man vėliau. Jau dabar žinai, jau viskas paruošta. Gal man tas palaikyti? Ateisiu parodyk dėdė, ką nors. Šipsok, pasijuoki biškelį. Sakyk, dėdė Kęstai, ne? Pašnekėk biskį, jo paim kamerą. Aha, sakyk, linkėjimai visiems, jo, pirštuką. Špygate, susak. Jeigu visi pradėsime iš naujo jubiliatinam mūsų šventės, kad jeigu patiko žiūri visą sveikinimą, tad galim pradėti iš naujo sveikinti.
giedoti ir labai stengiasi, kad šūkių būtų kuo daugiau, kad Joriuko gyvenimas būtų kuo laimingesnis. Aš, krikšto mama, pastovėjau su mažyliu kieme ant tvirto akmens, kad Joriuko dantukai būtų stiprus. Tada tiesiausiu keliu ir tik pagrindinėmis gatvėmis važiavome į bažnyčią, kad vaiko gyvenimas būtų tiesus ir kad nenueitų klystkeliais. Per krikšto ceremoniją, kurio metu mes gavome šitą liudijimą, ir mes gavom angelą sargą, nes kadangi krikštas tai yra, kai vaikas gauna angelą. Po krikšto ceremonijos mes paleidome į upę balionų su linkėjimais Joriukui ir tada atvažiavome čia pas jūs pasidžiaugti šią gražią šventę. Apsuk vaikelį gerumu, kasdien savo šviesą apglėbk, būk ištikimas jo vedliu, jam eit gyvenimo keliu padėk. Neleisk paklyst, jam niekada išmokyk savo išminties, palaimink Dievę ranką jam išties, lydėk žingsnius jo visada. Savo pareigą kaip ir atlikom jau, todėl norėtume tėveliam atiduoti šitą pažymėjimą. Aplausos garsintų. Tai žinoti, krikštatėviai įsipareigoja vaikutį užauginti iki 18 metų. Tai gerai, jokių problemų. Į metus bent mėnesį turi auklėti. Kągi, na, turbūt mes pasikalbėti jums svetelį. Mūsų šauniam šios šventės kaltininkui norim palinkėti ilgiausių metų. O dabar, mėly svetelė, muzikantai jums visiems tarė labas vakaras. Šiandien mes jums linkime geros nuotaikos, skambios dainos. Būdė. Šnekam gerai, pasigirdėjot. Čia iš karto padėkoju visiems, kad dalyvavot, jos gali galo nesulaukti. Turi krūdus. Sakyk, atrodo, galo nesulauksiu. Kas, mamai, kas? Ne, dar nesirenk, dar neįsirenk. Labai jau ten kokių ten broliukų sesurių. Tai čia yra, rangus tėveliai, instrukcija. Kaip sesytė susilaukti. Čia instrukcija surašyta po lašelį 3 kartus. Čia prieš ar po? O tai čia jau žinokit, kaip instrukcija parašyta. Čia irgi mėnulių šviečiant reikia. Ir panašiai, perduodu. Tai jau Dievas negali. Šventė, kai vaikas gauna savo angelą sargą. Norėčiau jums padovanoti angelą, kuris jūsų šeimai suteiktų daug laimės, meilės, o jums ir jūsų namams šilumos ir ramybės. Prašau. Dar norėčiau padovanoti, kad šitam vaikui iš jūsų namuose niekada